Laidos Svajonių sodai komanda toliau tęsia patarimų ciklą, kaip užsiauginti skanių ir sveikų vaisių bei daržovių, kaip įsirengti daržą, nors kieme turime tik vejos plotus. Pirmasis mūsų pokalbis su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškyte apie tai, kaip užsiauginti arbūzų. O šiuo metu kaip tik tinkamas laikas sėti arbūzų sėklas ir auginti daigus. Taigi, kaip tai padaryti? Tai Liucija, Lietuvoje vis dar yra žmonių, kurie mano, kad neįmanoma užauginti arbūzų. Taigi Lietuva tam visiškai netinkama ir jos oras taip pat. Aš nežinau, ką mums reikia padaryti ir kaip parodyti tuos arbūzus, kad iš tikrųjų patikėtų. Tegul netiki, o tie, kurie iš ties augina ir mėgsta, jie puikiai žino, kad Lietuvoje užauga arbūzai ir mes metai iš metų auginam. Pernai berods mes neturėjom, šiais metais vėl atnaujinom savo arbūzų kolekciją, nes atsirado nauji hibridai, norėjome juos išbandyti. Ir šiais metais vėlgi, kiekvieni metai, aš sakau, vis būna kitokie. Kaip ir visada, užauginome daigus ir pasodinome juos į dirvą, šaltas, be galo pavasaris. Nenaudojame jokių priedangų ir šiai dienai turėjome labai karštą vasarą ir Liepos pabaigoje mes turime subrendusius, kvepiančius cukrumi, labai skanius, sultingus ir tiesiog džiaugiamės. Sėti reikėtų vis dėlto balandžio mėnesio pradžioje arbūzų sėklas, anksčiau negu jūs sėjate moliūgus, ir sėti į puodelius, vėliau po vieną, dvi sėklėlės į puodelį, palikti tvirčiausią daigą ir vėliau gegužės viduryje sodinti į nuolatinę vietą. Labai svarbi yra vieta, mes esame lauke, kuris yra apsuptas medžių ir kuriame nėra tų šiaurinių vėjų, pasirinkti pietinę pusę. Mes auginame arbūzus šiais metais, nenaudodami jokių papildomų priedangų, nes ankstesniais metais mes šalia dar sėdavome kukurūzus, kad jie sudarytų sieną, bet nutarėme, kad šiais metais pabandysime be jokios kukurūzų sienos. Tai jeigu jūsų daržas, tarkime, yra atvirame plote, nėra apsauginės medžių zonos, tai jums reikėtų aplink tą lauką pasėti aukštaūgius kokius nors augalus, geriausiai tai būtų kukurūzai ir sudaryti tiems augalams palankės auginimo sąlygas. Dar parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė patarė, jeigu šaltas pavasaris, arbūzų daigus pasodintus lauke pridenkime agrodanga. O dabar ką auginti? Kokios arbūzų veislės puikiai auga ir dera? Hibridinė veislė Prima Orange, viena iš mūsų naujausių veislių. Arbūzai išties nedideli, patys vaisiai nėra dideli, sveria 3-4 kg. Štai toks arbūzas, šviesiai žalia žievelė, o viduje yra štai tokia graži spalva ir nedidelis vaisiukas, galbūt jisai nėra pilnai subrendęs, bet išties be galo skani hibridinė veislė, atspari ligoms, dera tokiais nedideliais vaisiais, bet tie, kur nėra gausų valgytojų, tai puikiai veislė geltonos spalvos arbūzų. Naujas hibridas Pata Negra. Norėjome mes pasiūlyti savo pirkėjams tokį didesnį arbūzą, nes jeigu Prima Orange svoris yra 3-4 kg, tai šitas arbūzas užaugina vaisius, uogas, nes arbūzas yra uoga, iki 7-9 kg. Man be galo gražus aksominiai arbūzai, štai vienas iš jų. Ir sveria jisai, manau, kad 7 kg drąsiai. Yra truputį vėlyvesnė veislė, galbūt jai dar reikėtų kokios savaitėlės. Štai toks arbūzas viduje, rausvos spalvos, miltingas, nedaug labai sėklų. Pata Negra, hibridinė veislė. Naujas hibridas mūsų sortimente arbūzų, tai yra Moro, atrodo be galo gerai, yra skanus. Pagal atsparumą ligoms yra bene vienas iš mūsų turimų, šiai dienai yra atspariausių Moro hibridas. Derlingumu irgi jisai yra, matosi, kad derlingas. Štai toks, ankstyva veislė. Pagal ankstyvumą yra viena iš ankstyviausių. Odelė yra tvirta, skanus labai. O dabar svarbiausi Žalios stotelės specialistės Liucijos Kunigiškytės patarimai visiems, kurie ketina auginti arbūzus. Labai svarbu yra, kad plotas, kuriame auginate arbūzus,
nebūtų piktžolėtas. Tai reiškia, prieš tai augusios kultūros turi būti ravimos ir neturi būti piktžolių. Pasodinus daigus, vėlgi vykdoma priežiūra. Naikinamos piktžolės, laistomi daigai, tik tai laistykite šiltu vandeniu. Ir nekilnokite pačių augalų, pačių virkščių, kad tiesiog tas augalas patogiai jaustųsi ir formuotųsi arbūzai, augtų patys arbūzai. Dabar, jeigu Liepos pabaigoje dar turite vieną kitą žiedą ir neturėkite tokių vilčių, kad iš tų žiedų turėsite vaisius, tai tiesiog tas atžalas, kurios skverbėsi galbūt į jūsų daržą ir dar žydi Liepos pabaigoje, reikėtų jas pritrumpinti ir tiesiog taip suformuoti arbūzą, kad užaugtų tie vaisiai, kurie šiuo metu bręsta. Apie tai, kaip sėkmingai mūsų laidos žiūrovai augina arbūzus šiltnamyje, mes rodysime kitose laidose.